Sveiki, aš greitai apie varžtus. Tai va čia, va, tarkim, žiūrim, čia yra konstrukciniai varžtus su plačia galva. Ant jo yra parašyta ilgis ir va, jisai toks blizgantis, jisai yra su padengimu ir be padengimų. Šitie jau skaitosi su nedideliu padengimu, bet čia net C4. Ir jie tiesiog šitoj dėžutėj guli. O yra va toks dalykas, C4, tai yra audo, skaitosi lauko darbams, bet yra šalia parašyta drift. Tai yra šitie varžtai, kurie skaitosi skirti karkasiniam namams, skirti lenkimui, nes gali lenktis. Ir paskui parašyta, kokia galvutė reikalinga jiems, kiek vienetų, vienu žodžiu, ir jo visas tas parametrai. Ir paskui čia dar parašyta, matmenys, tai vienu žodžiu, čia tiesiog šitą visą informaciją. Bet yra ir kitokių varžtų, čia skaitosi jau paprasti varžtai, ne konstrukciniai, bet paprasti, bet jie irgi yra su padengimu ir be padengimų. Be padengimų blizgantis varžtas. Blizgantis varžtas tiesiog, jisai nieko nepadengtas, jisai yra skirtas vidaus darbams. O tuo metu yra padengti rūstvirtų varžtai, jie skirti lauko darbams. Vėl padengti 3 kart, čia yra lauko darbams skirti varžtai. Čia blizgantis, jie yra vidaus darbams, nes nieko nepadengti iškart pradės rūdyti. O čia padengti su rūstvirtų, čia irgi padengti ir su rūstvirtų, ir su spalva. Yra padengti, vėl padengti irgi su rūstvirtų. Čia yra ne konstrukcinis, bet skirtas lenkimui, lauko darbams, bet ne konstrukcinis varžtas. Toliau, čia yra vidaus darbams, nieko nepadengtas, bet gali būti skirtas lenkimui, bet vidaus darbams. Vėl vidaus darbams varžtas vidaus, nes jisai yra blizgantis. Ir čia blizgantis vidaus darbams. Tai jūs galit spręsti dabar, kad visi, kurie į lauko yra su padengimu, vadinama rūstvirtų, arba ten C4, yra ir kitas lygis yra varžtų, jau kai yra nerūdintis plienas A2, kai A2, A4. Tai o C4 tai yra skirtas, ant dėžutės visą laiką rašomas, ant dėžutės tai yra skirtas, vienu žodžiu, laukui. O šičia, kai parašyta drift, tai yra skirta ir lenkimui. Vadinasi, reikia, kad būtų ir C4, ir drift parašyta ant dėžutės. Ir visi konstrukciniai varžtai skirti susukti konstruktyvinius elementus, bet jie yra ir 8 storio, ir 6. Ir tie yra su plačia galva. Galima ir tos naudoti, šitie tvirtesni. Aš naudoju šitus konkrečiems susukimams, o 6 ten jau, kur yra silpnesni sujungimai. Tai galit savo, mažiau jie skaldo, galima taip sakyti. Bet ir šitie nereikia nieko grįžinėti ir irgi neskaldo nieko. Tai tiek.